Aras – vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Pasinaudoję štai šiomis kopėčiomis nusileidome į -2 aukštą. Bet laiptai yra supjaustyti ir mes jais niekaip nenulipsime žemyn. Šis karinis objektas yra netoli nuo sienos su Ukraina, maždaug nutolęs apie 50-60 km. Štai čia yra ženkliukas, kad miškas yra radioaktyvus. Tai yra Černobylio paveldas. Objektas, į kurį aš einu, turėtų nebūti radioaktyvus. Tiesa, aš dozimetro nepasiėmiau, kad galėčiau būti greitesnis ir manevringesnis. Nors čia buvo saugomos branduolinės galvutės, tačiau oficialiai objektas nėra užterštas radiacija. Ką, judam toliau. Pagrindinis rusiškos branduolinės raketos R-12 elementas yra kovinė galvutė. Raketos su joms skirtomis kovinėmis branduolinėmis galvutėmis buvo laikomos specialiuose raketinėse bazėse. Visos likusios kovinės galvutės buvo saugomos atskirai. Joms sandėliuoti ir aptarnauti buvo sukurta speciali tarnyba, kuri buvo įsikūrusi atskiruose bazėse, branduoliniuose arsenaluose. Slaptumo sumetimai tokios galvučių saugojimo bazės buvo vadintos RTB – remonto techninės bazės. Jose buvo ne tik saugomos Ten taip pat buvo vykdomas einamasis remontas bei patikrinimas. Radau štai tokias žymes. Čia yra iš čia ištrauktas geležinkelis. Geležinkelis veda į tą pusę, taigi greičiausiai, kad toj pusėje ir bus saugykla. Todėl, kad iš saugyklos ir į saugyklą branduolinės galvutės buvo gabenamos vežimėliais, kurie buvo pastatomi ant geležinkelio bėgių. Čia yra siaurasis geležinkelis, kuris išvagotas po visą bazės teritoriją. Kol kas per medžius nelabai kas matosi. Štai teritorijoje radau dar vieną pastatą. Statinys su 2 įvažiavimais skirtais automobiliui. Aš manau, bent jau sprendžiant iš struktūros, kad čia turėjo būti vienas iš pagalbinių techninių statinių. Įvažiavimas vėlgi kiaurai. Tiesa, šis statinys yra ne po žeme, tai yra įprastas antžeminis statinys, jis nebuvo apsaugotas. Ir kiek aš atsimenu iš informacijos, kurią radau internete, kad šiame statinyje buvo atliekami tam tikri elektros montavimo darbai. Einu pasižiūrėsiu vidų ir pagal užrašus ant sienų galbūt pavyks suprasti, kas čia buvo daroma. Štai čia pagrindinė salė. Dėja, bet čia jokių užrašų nėra, išskyrus vieną virš durų, kur parašyta, kad saugumo reikalavimų laikymasis yra valstybinės svarbos reikalas. Manau, kad tokie užrašai motyvuojantis neprošal būtų ir Lietuvoje esančiose įmonėse.
Taip, priejau prie šios bazės pirmosios saugyklos. Štai man už nugaros yra kalnas su jo gilumoje esančia saugykla. Štai aš jau esu statinio viduje. Kaip manote, kas čia yra? Čia yra gelžbetoninės durys, kurios saugo įėjimą į bazę. Pirmos durys yra maždaug metro storio gelžbetoninės. Jos turėjo apsaugoti nuo branduolinio smūgio. Toliau antros durys turėjo būti metalinės ir hermetinės. Kadangi jos yra metalinės, jos yra metalo vagių išneštos. Toliau yra nedidelis tamburas, kuris reikalingas apsaugoti patalpas nuo neprašytų svečių. Įvažiuoja mašina arba vagonėlis į čia, tie vartai yra uždaromi ir tuomet atsidaro antras komplektas vartų. Štai vėlgi tokie patys metro storio gelžbetoniniai vartai ir toliau dvejos durys, kurios yra hermetinės. Jos buvo metalinės, plonesnės, jos nebūtų galėjusios atlaikyti branduolinį sprogimą, jos buvo tik tai hermetinės. O štai čia yra apsauginės durys. Pabandysiu praeiti pro techninį padalinį. Tenais yra generatorinė. Šioje bazėje generatorių patalpos buvo kelios. Viena generatorių patalpa buvo reikalinga užtikrinti tų sunkių durų judėjimą. Vėliau bazėje buvo pačios bazės gilumoje įrengta kita generatorių patalpa. Pasižiūrėsiu, ar dar yra išlikę generatorių. Čia dėja nieko jau nėra, jaučiamas tik tai naftos produktų kvapas. Ir iš besimėtančių izoliatorių liekanų galima pasakyti, kam buvo skirta ši patalpa. Tiesa, kai kur dar yra palikti elektros kabeliai, štai šie. Ir judu toliau. Štai esu pagrindinėje šios branduolinių galvučių saugyklos salėje. Čia yra didžiulė patalpa, kurioje yra du geležinkelio bėgių kreiptuvai. Įvažiavus vagonėlis įvažiuodavo į šitą vietą, čia geležinkelio bėgiai pasisukdavo į kurią nors pusę ir krovinys būdavo nukreipiamas į šoninės sales. Yra į techninio reglamento sales, kuriuose būdavo atliekami tam tikri numatyti darbai pagal reglamentą. Galbūt kažkur buvo sandėliuojama, kažkur buvo perrenkama, išardoma, laikomos tik tai detalės. Iš tiesų džiugina tai, kad ši bazė skiriasi nuo kitų esančių Lietuvoje tuo, kad čia yra išlikę daugybė užrašų autentiškų. Kuomet Rusijos armija traukėsi iš Lietuvos po Tarybų Sąjungos griūties, jie daugumą užrašų karinėse bazėse uždažė dažais, kad nebūtų galima suprasti, kas kur yra, kas kur buvo įrengta, kokie buvo techniniai reglamentai ir reikalavimai. Čia, Baltarusijoje, kuri iš esmės yra draugiška Rusijai valstybė, kuomet sovietų armija išsikraustė, visi užrašai palikti. Galima ant sienų įskaityti ir suprasti, kas kur buvo daroma. Štai aš dabar tą ir pabandysiu padaryti. Tiesiog praeisiu per visas patalpas ir perskaitysiu esančius užrašus ant sienų. Galbūt pavyks suprasti ir daugiau paaiškinti, kas kur buvo daroma. Štai čia, vienos iš salių gale yra nedideli kambariukai. Labai keista, patalpos yra labai mažos ir kiekvienoje iš tų patalpų lubose yra po didelį stiklinį liuką. Liukas neatsidaro, liukas tiesiog atskiria lubas. Lubos yra čia pažemintos, jos yra žemesnės negu bendroje salėje. Pro liuką viršuje matosi dar vienas lubų dydis. Sunku pasakyti, kam tai skirta buvo. Galima ne vien spėti, kad šiuose patalpose turėjo būti atliekami kažkokie darbai, kuriems buvo pavojingas elektros krūvis. Dėl to visas elektros instaliacija buvo išvedžiota virš betoninių lubų, o padaryti stikliniai liukai apšvietimui. Čia tik spėjimas, aš tiksliai nežinau. Pagrindinėje salėje prie lubų važinėjo ožinis kranas. Nežinau, koks jis buvo, jo jau yra neišlikę, tiesiog yra palikti bėgiai karniziukai, ant kurių jis buvo pritvirtintas. Ir štai čia ant sienos yra užrašas skelbiantis, kad kategoriškai draudžiama palikti kraną su pakeltu kroviniu. Logiška, jo labiau kai krovinys yra branduolinės galvutės. Parašyta, strogas соблюдай режим секретности выполнимых работ. Griežtai saugo atliekamų darbų paslaptį. Įsivaizduojate, pagrindinėje salėje puikuojasi toks užrašas, kad dirbdami čia žmonės neužsimirštų ir išėję iš darbo neišplėpėtų, kurie dirba ir ką jie daro. Kad šioje patalpoje draudžiama dirbti su instrumentais, kurie dirba su elektros srove didesnė nei 36 voltų. Arba toje spintoje buvo atliekami darbai su cheminės medžiagomis.
Drabužiai gyvenimo nuotykiui. Urban Explorer. Aras – vyriškas, stipraus skonio, natūralus mineralinis vanduo. Ant vienos sienos puikuojasi užrašas tas pats, kad reikia labai saugoti paslapti atliekamus darbus. Štai čia dar vienas užrašas, kuriame parašyta, kad šioje patalpoje draudžiama dirbti su instrumentais, kurie dirba su elektros srove didesnė nei 36 voltai. Ir štai čia įdomus užrašas ant sienos, kuriame skelbiama, kad draudžiama dirbti su uždėtais žiedais, apyrankėm ir laikrodžiais. Reiškia, šioje patalpoje reikia nusiimti nuo rankų visus metalinius daiktus. Įdomu, kam galėjo būti skirta ši patalpa? Aš atsakymo neturiu. Ant sienos yra užrašas, kad prieš paleidžiant elektros įrenginį reikia patikrinti, ar gerai surinkta schema. Taip pat yra kelios instrukcijos, kad nepalikinėti prietaisų jungtų ir panašiai. Bet daugiau nieko. Pabandysiu užeiti iš šone esantį biurą. Galbūt tenais kažką rasiu. Šis keistas kambarėlis buvo skirtas darbui su cheminėmis medžiagomis. Štai čia ateina ventiliacijos vamzdis, kuris nuvestas į šią spintą. Reiškia, čia buvo laikomi chemikalai, arba toje spintoje buvo atliekami darbai su cheminės medžiagomis, tam, kad galima būtų iš karto daryti ištraukimą lauk visų cheminių atliekų. Iš pagrindinės salės yra įėjimas į techninę bazės dalį. Čia buvo atliekami įvairūs darbai ir čia buvo visos funkcijos, kurios palaikė šio požeminio sandėlio gyvybę. Štai durys į kažkokį biurą, vėlgi įėjimas į patalpą su keistomis stiklinėmis lubomis. Štai pagrindinėje patalpoje į kitus kambariukus medinės durys ir praėjus medinės duris taip pat yra stiklinės lubos. Tiesa, ne visos. Štai langelis lubose ir ventiliacija, kuri buvo darinėjama iš vidaus. Sunku pasakyti, kas čia buvo. Kągi, reikia eiti tolyn į techninės dalies gilumą. Galbūt pavyks rasti oro valymo patalpą, deguonies saugojimo patalpą ir generatorinę. Štai sekančios durys su aukštos įtampos ženklu. Čia turėtų būti transformatorinė. Taip, čia patalpoje aš matau kabelių kanalus grindyse, matau kabelių kanalus ant sienų. Čia buvo transformatorinė skirstymo stotis. Reiškia, už sienos turi būti generatorių patalpa. Aš patikrinsiu. Taip, aš jau čia jaučiu tepalo kvapą. Šioje patalpoje stovėjo tanko variklis arba laivo variklis, kuris buvo naudojamas kaip generatorius. Štai čia ant sienos yra dujų išmetimo vamzdis ir dvi didelės angos šviežio oro paėmimui, kad galėtų variklis dirbti. Ten gale buvo pastatyti bakai su dizeliniu kuru. Šioje vietoje variklis, toliau generatorius ir per grindyse įrengtus kanalus elektros energija būdavo paduodama į gretimą patalpą, kur buvo transformatorinė. Visas mazgas, iš kur buvo skirstoma elektros energija po visą bazės teritoriją. Dar vienas kambarėlis su metalinėmis durimis ir signalizacija, kad į šį kambarėlį niekas nepatektų. Įėjimas per tamburą ir čia
pagal ant žemės išbertą turinį aš galiu pasakyti, kad čia buvo oro filtravimo patalpa. Čia buvo pastatyti didžiuliai oro filtrai, tenais buvo turbina, kuri traukdavo orą iš išorės per visus oro filtrus. Čia ant žemės išbirta medžiaga yra oro filtrų turinys. Tai yra anglis, aktyvuota anglis, per kurią praėjęs oras turėjo būti išvalomas. Sovietai iš šių bazių išsikraustydami paliko krūvas dokumentų. Štai, pavyzdžiui, čia radau kambarėlį, kuriame yra medžiagų nurašymo aktai, naudotų rengimų pasai. Iš to galima suprasti, kad įranga į bazę buvo atvežta maždaug po 65 metų. Kai kurių rengimų pasai yra pasirašyti 63-65 metų. Priėmimo aktai pasirašyti 65 metais. Paskutiniai įrašai registracijos žurnale padaryti 1983 metais. Reiškia, kareiviai iš šios bazės išsikraustė būtent tuo metu. Apžiūrėjau šį didžiulį branduolinių galvučių aptarnavimo bunkerį. Dabar man reikia teritorijoje praeiti ir surasti dar vieną bunkerį, kuriame buvo laikomos branduolinės galvutės. Tai yra galvučių saugojimo bunkeris. Šis bunkeris yra po kalnu ir jo viduje yra 3 salės, kurios apsaugotos su mega didžiulėmis, labai sunkiomis ir didelėmis durimis. Taigi aš dar pasivaikščiosiu po teritoriją ir pabandysiu surasti šį bunkerį. Sovietinės branduolinės galvutės buvo pakankamai sudėtingai pagamintos. Jos turėjo keletą skirtingų parengimo lygių. Įprastai sandėliuojamos buvo išardytos, branduolinis užtaisas saugomos atskirose saugyklose. Tai buvo kovinis parengimas numeris 3. 1968 metais per Čekoslovakijos įvykius visos Sovietų Sąjungos raketų bazės gavo nurodymą turimas galvutės parengti 5 aukščiausiųjų lygių. Galvutės buvo pilnai sukomplektuotos, parengtos tvirtinti ant raketų nešėjų. Galvutės aptarnaujančios bazės buvo tokios slaptos, kad prie galvučių saugyklų prieiti galėdavo tik kariuomenėje likę tarnauti karininkai. Šauktinių dirbti saugyklose neleisdavo. Personalo atranka buvo labai griežta. Ten tarnaujantys žmonės juokais buvo vadinami kurčnebyliais. Priėjom prie teritorijos. Štai yra spygliuota viela. Kągi, praėjimas kaip ir išlaužtas yra. Judam gilyn į teritoriją. O štai čia yra vartai į pirmąją saugyklą. Saugykla yra kalne, įėjimas į saugyklą yra užmaskuotas skardinių pastatų pašiūrė ar pastogė. Šalia yra namelis, kuris dabar yra tuščias. Jį galbūt užeisim vėliau, o dabar pro vartus pateksiu į pačią saugyklą. Kirilas eina pirmas, nes jis jau yra buvęs šiame objekte ir žino daugiau už mane, ne iš kur durys bus atrakintos. Šiaip visa slėptuvė yra kalne. O tavo antena ryšio. Kiekviena slėptuvė turėjo atskirą savo radio stotelę ir šalia yra dotas, tai yra kulkosvaidininkų pozicija. Prieisiu, pafilmuosiu iš arčiau. Į bunkerį veda geležinkelio bėgiai, kuriais veždavo branduolinės galvutės. Čia buvo laikomos branduolinės galvutės. Pasirodo, objektas yra saugomas. Priejus arčiau pradėjo pypsėti signalizacijos davikliai, už kelių sekundžių užšaukė sirena. Teko nešdintis skubiai už teritorijos. Dabar esame miške, maždaug už porų šimtų metrų nuo galvučių saugyklos, pralinu pro spygliuotą vielą. Apėjau teritorijoje ir man už nugaros yra įėjimas į tą bunkerį, kuriame buvo saugomos galvutės. Įeisiu ir apsižiūrėsim, kaip atrodo jame viskas. RTB sudarytos iš kelių surinkimo brigadų, kurių kiekviena turėjo savo saugyklą ir infrastruktūrą. Ten tarnavę kariškiai turėjo 2 leidimus. Pirmasis patekti į RTB bazę, antrasis patekti į savo surinkimo brigadą. Vienas RTB aptarnaudavo vieną raketinį pulką, kuriam priklausydavo keletas raketinių bazių. RTB vadovai turėdavo labai daug galių, kai kuriais klausimais netgi daugiau nei jų tiesioginiai vadovai. Pavyzdžiui, Vizos divizijos vadas be bazės vadovo specialaus leidimo negalėdavo patekti į galvučių saugyklas. Be galvutės aptarnaujančio personalo bazės funkcionavimui buvo reikalinga daugybė kitų specialistų. Ryšininkai, sanitarijos specialistai, maisto ir kito aprūpinimo personalas, dozimetristai. Tačiau didžiausias buvo bazės apsaugos padalinys. Jis sudarė maždaug pusę viso bazės personalo.
Įėjus į bunkerį yra pagrindinis koridorius, kuris eina kiaurai visą bunkerį ir koridoriaus šone yra štai tokios durys. Vienos kitos ant šių durų užrašyta, pirmos yra tualetas, ant visų kitų, kad tai yra saugyklos. Tiesa, čia yra ne brandolinių galvučių saugyklos, čia yra paprasčiausi kambariukai, galbūt buvo laikomi įrankiai ir kažkas panašaus. Štai patekimas į pagrindinę salę, ventiliacijos vamzdis virš galvos, didžiuliai vartai. Vartų žinoma jau nėra, jie yra nuardyti, nuimti. Ir štai, įeinu į kalną ir yra posūkis į kalno šoną. Ir štai čia yra žiauriai didelės masyvios durys. Durys jau yra pradėtos pjausyti metalistų, tačiau vis dar galima suvokti, kokios yra mastelio. Štai, čia yra ne siena, čia yra durys. Durys, kurios važinėja ant ratukų. Ant kiekvienų durų stovėjo elektros variklis. Elektros variklis sukdavo ratą ir ratas uždarydavo duris į jų vietą. Nežinau, ar visos durys telpa į kadrą, bet aš rankomis tų durų neapglėbiu. Jos yra tokio storio, kad aš jų neapimu. Štai man už nugaros yra patekimas į saugyklą. Saugykla yra po kalnu, tai yra didžiulė patalpa, kurioje būdavo saugomos branduolinės galvutės. Tam, kad suvokt mastelį, aš jums parodysiu vien tik tai kokio dydžio yra vyriai, palyginus su mano ranka arba koja. Vien tik tai vyrius laikantys varžtai yra storio maždaug tokio. Storesnį už mano ranką. Nieko savo. Čia tai rimtas įrenginys. Kągi, apie šią RTB remonto techninę bazę papasakojau viską, ką norėjau. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitose laidose. Iki. Man už nugaros yra sargas, kuris bando susisiekti su vadovybė ir gauti leidimą man patekti čia. Štai čia stovi pirminiai eurofiltrai, o čia yra kasetės su anglimi, kuris išvalydavo orą iš išorės. Laidos vedėjo apranga iš parduotuvės Urban Explorer. Drabužiai gyvenimo nuotykiui. Urban Explorer.